Sveiki visi. Čia ir vėl seminarų ciklas e-commerce talks. Tikiuosi, kad jau per pastarosius metus, per kuriuos mes visai nemažai tų seminarų padarėme, 19, tai jau visai žinomas jums šitas seminarų ciklas, o turinys kalbame įvairiomis temomis, aktualiomis elektroninėms parduotuvėms ir apskritai elektroniniai komercijai. Kaip visą laiką priminsiu, kad šiuo metu, dar aišku, renkasi žmonės, šiuo metu turime 87, siūlau prisistatyti, kol dar žmonės renkasi, sėdasi į savo vietas ar darosi kavos, tai chat funkcijoje parašykite tiesiog, iš kur jūs esate, aš irgi parašysiu dabar. Labas. Parašykite ne tik elektroninės parduotuvės pavadinimą, jeigu jūs atstovaujate elektroninę parduotuvę, bet ir labai trumpai kokiais produktais ar kokiamis paslaugomis prekiaujate. Ir galbūt, kai Sonata vėliau, kuriai perduosiu žodį, kalbėdama, galės tada įtraukti kažkokį pavyzdį, ar bent jau žinosime tada labai tikslinę auditoriją, su ko bendravome ir galėsime geriau atliepti jūsų poreikius. Tai va. Viena rubrika yra chat, o kita yra Q&A. Tai Q&A rubrikoje aš prašyčiau uždavinėti klausimus, nes žymiai patogiau mums vėliau surinkti tos klausimus į vieną vietą ir juos po to užduoti Sonatai. Tai va, kiek jau turime? Jau turime, kol aš pašnekėjau minutę, tai jau turime 100. Gal jeigu dar pašnekėsime, gal turėsime jau ir porą 100. Taip pat visą laiką man kolegos primena, kad pasakyčiau, kad klausimų skiltyje galima taip pat reitinguoti vieni kitų klausimus. Tai va, jeigu matote, kad jau jums aktualus klausimas yra užduotas, tai tikrai drąsiai galite apvoutinti jį ir mes tada tikrai žinosime, kad jis yra labai aktualus ir jį stengsimės užduoti po to, kai Sonata baigs savo prezentaciją, savo pristatymą. Ir tiesa, va. Ir šiandien su mumis yra Sonata Šulcė. Sveiki, Sonata. Sveiki visi. Ir šiandien jūsų seminaras yra apie poreikius, apie vartotojų poreikius ir jų analizę. Aš tiesiog norėčiau pradžiai užduoti tokį klausimą diskusijai, gal truputį provokuojantį, gal tas klausimas net ir neturi vienareikšmiško atsakymo. Tiesiog kaip manote, kas šiandien yra svarbiau? Ar išanalizavus elgseną ir poreikius prisitaikyti prie jų, tai yra šiandienos mūsų tema, o gal kartais turint galimybių resursų verta formuoti naujus pirkėjų įpročius ir poreikius. Tai o gal atsakymas yra tiesiog kažkur per vidurį. Geras klausimas. Iš tikrųjų, išanalizavus pirkėjų poreikius, pamatysim, kad jie nėra jau tokie ypatingi ir dideli. Jie yra gana paprasti, aiškus, baziniai klientų poreikiai, kuriuos verslai turėtų atliepti. Juos atliepus, on top galima lipdyti savo unikalumą, savo išskirtinumą ir daugiau žaisti. Bet vis tiek baziniai dalykai, jie turi būti atliepti, nes vartotojas nori patogumo, aiškumo, interaktyvumo, greitumo ir kitų momentų. Ir taip yra sunkiausia padaryti tuos bazinius dalykus, nes tai reikalauja ne tik tai pinigų, tai reikalauja mūsų laiko ir nuolatinės tokios websaito savo e-shopo revizijos. Kągi, tada ir pereikim prie websaito revizijos ir aišku daugybės kitų dalykų. Mačiau prezentacijoje yra labai daug naudingų patarimų elektroniniai komercijai, to mes ir susirinkome. Šiandien tai perduodu žodį tada Sonata jums, pats sugrįšiu tada, kai po prezentacijos ir bus laikas tada atsakinėti į klausimus. Tai dar kartą tik tai atkreipiu dėmesį, kad klausimus galite netgi ir dabar užduoti skiltyje Q&A ir taip pat jos galima ir reitinguoti. Tai va. Noriu pasiteirauti, ar gerai visi matot ekraną? Ekranas tikrai matosi, aš atsakau už visus, nes tik gali reaguoti tai čia. Labai gerai.
Tai sveiki dar kartą visi. Aš džiaugiuosi, kad šį trečiadienio, ne jau ketvirtadienio vakarą, vėlyvą popietę, visi nusprendėt praleisti laiką ne lauke, ne gamtoje, bet prie ekranų ir dar edukuotis, dar mokytis ir kartu inspiruotis apie tokią įdomią temą kaip e-komercija. Tai iš tikrųjų man yra didelis malonumas šiandien kalbėti ir pristatyti e-komercijoje iš esmės du dalykus. Pirmas dalykas tai yra besikeičiantis vartotojų poreikiai ir kaip verslams adaptuotis. Ir į skaidrėse įdėjau labai daug pavyzdžių. Tai man buvo pačiai įdomu ruoštis ir tikiuosi, kad šita medžiaga jums padės ne tik tai gilinti savo žinias, bet ir duos tam tikrų labai realistinių pavyzdžių ir bus praktiškai pritaikoma. Ką mes visą laiką darysim šitos paskaitos metu? Tai iš esmės mes analizuosim didelį kiekį, net 19 e-komercijos tendencijų su pavyzdžiais ir tada reaguosim, kaip verslai gali atliepti į tas e-komercijos tendencijas. Ir pereinam turbūt iš karto prie, nieko nelaukiant, prie pirmosios tendencijos. Pirmoji tendencija yra šiek tiek sunkiau apčiuopiama, šiek tiek mistinė ar neskraidanti padebesiais, tai yra kliento patirtis. Kliento patirtį yra sunkiausia išmatuoti website, e-komercijoje, bet kokiam versle. Nes nebeveikia tie matavimo vienetai, kas būdavo anksčiau paspausk, pavalgęs arba išėjęs iš restorano, arba nežinau, iš kažkur kitur, ar tu esi džiaugsmingas, ar nuliūdęs, ar visa kita. Kliento patirties matavime atsiranda visai kitų elementų. Kas turbūt visi irgi sutinkat, kad nėra nieko svarbiau nei kliento teigiama patirtis ir jo pasitenkinimas. Kiek yra daroma verslų, klientų apklausų, vis tiek kliento patirtis visada dominuoja kaip pats svarbiausias rodiklis ir kriterijus. Kai buvo apklausti visai neseniai 1992 verslai, man rodos, tie verslai buvo apklausti JAV, nes Lietuvoje mes vis dar stokojam pakankamai geros tyrimų bazės, iš kurios galėtumėm mokytis. Tai marketingo tyrimų duomenų bazės. Tai buvo apklausti 1992 verslai ir jų buvo paklausta, į ką labiausiai investuosite per ateinančius 5 metus. Didžioji dalis verslų, beveik 50%, vieningai atsakė, kad į kliento patirties stiprinimą. Tada tokia likusi kolona, kuri irgi uždominavo, tai buvo į produktą arba į paslaugą, į tobulinimą to. Ir trečiasis momentas, trečioji kolona, tai verslai investuos į kainodarą kaštus ir kainodaros dažniausiai tai yra didinimas, tikrai ne mažinimas. Tai verslai mato, kad kliento patirtis yra labai svarbi, į tai nori investuoti, bet klausimas tada, kaip investuoti į tą kliento patirtį, kaip ją suprasti, ką daryti. Tai pereisim irgi palaipsniui prie to. Iš esmės, ko labiausiai siekia verslai, kad klientai apie juos kalbėtų. Mūsų visi klientai, turbūt galima juos suskirstyti į 3 tokias kategorijas. Yra tie, kurie vienkartiniai, kurie nebūtinai grįž, pasinaudojo nuolaidą, greitų pasiūlymų. Yra pasyvieji klientai, kurie apsiperka kelis kartus į metus, kai ateina Kalėdos, Velykos arba kai pasibaigia šampūnas, bet staiga išbando kitą šampūną. Tokie pasyvieji, kur vieną kartą pas jus, tada gali dingti ir tada vėl gali sugrįžti pas jus. Ir ko visi verslai siekia, tai didinti promauterių arba tų žmonių, tų klientų, kurie kalbėtų kiekį. Iš tikrųjų, nors verslai sunkiai pamato ir gali surinkti duomenis, ar apie juos klientai kalba. Bet klientai kalba, žmonės yra linkę kalbėti. Ir marketingas tai nėra tik tai skaitmeninis marketingas, tai nėra tik tai socialinė medija, meta ads reklamos. Marketingas ir yra kliento patirties navigavimas ir stengimasis, kad jisai kalbėtų teigiamai ir pozityviai. Iš JAV atliktų tyrimų statistika rodo, kad 72% klientų
Jeigu jie turėjo teigiamą patirtį, jie tą teigiamą patirtimi pasidalintų su 6 žmonėmis. Tačiau jeigu kliento patirtis buvo neigiama, 13% jie pasidalintų su 15 žmonių. Tai didesnis kiekis dalintųsi teigiamą patirtim, bet nedaug žmonių perduotų tą teigiamą patirtį. Ir labai mažas kiekis žmonių, tie, kurie yra labai labai nepatenkinti, jie toliau kalbėtų ir jie dideliai auditorijai, tai vienas žmogus 15 žmonių duotų neigiamą atgalinį ryšį apie prekės ženklą. Ir turbūt, kai mes irgi pasižiūrim savo draugų pažįstamų ratą, mes susitikę kalbamės, kur pirkom, ką vartojom, ar patiko tas restoranas, ar geras ten, nežinau, užrašų knygelė, ar geras mano, nežinau, neseniai turėtas pokalbis, kai aš klausiau, ar tikrai geras tas žaidimų kambarys, ar čia tortas skaniausias, nes artėja mano vaikų gimtadienis. Tai to nereikia nuvertinti, klientų kalbėjimo nereikia nuvertinti. Netgi marketinge yra toks terminas social listening, kur verslai truputėlį žiūri, ką apie juos kalba klientai skaitmeniniai erdvėjai. Dažniausiai tai būna, aišku, dideli verslai, tokie kaip Amazon, Netflix ir panašiai, bet jie skaitmeniniai erdvėjai seka hashtagus ir turi ir prekių ženklų teigiamus ir neigiamus paminėjimus, tuos duomenis apdoroja ir tada priema atitinkamus verslo sprendimus. Manau, kad bet koks verslas žmonių šnekėjimo neturėtų nuvertinti, nepaisant to, kad tai yra labai labai sudėtinga išmatuoti. Tada verslai taip pat gerindami kliento patirtį čionai didina ir lėšas. Daugiau negu 30% verslų sako, kad didins stipriai arba šiek tiek didins biudžetą, marketingo biudžetą kliento patirties gerinimui. Kita dalis verslų, 34%, išlaikys biudžetą tą patį. Tai pinigų kiekis kliento patirčiai irgi vis didėja. Tada tas svarbiausias klausimas, kas yra ta kliento patirtis? Ir iš tikrųjų gera kliento patirtis nėra kažkokia mistika, tai yra patys elementariausi dalykai. Gera kliento patirtis yra kliento aiškumas website. Kai klientas, turbūt esate turėję tokių irgi savo asmeninių patirčių, kai užeini į website ir negali visiškai jame susigaudyti. Atrodo, kad nesupranti, kaip užsisakyti tą mašinos nuomą ar ne, kaip nusipirkti tą gėlių puokštę, kur užsisakyti, koks čia lempos, stalelio arba palto, nežinau, ten sudėtis ir panašiai. Tai mes labai daug stengiamės verslai, būdami į savo e-shopus, gerinti, pridėti marketingo pasiūlymų, marketingo nuolaidų, banerių ir panašių dalykų. Pati dirbu daug su verslais ir matau tą nuolatinį skubėjimą įdėti visokiausių grafinių gražių elementų, nuolaidų ir panašių, bet pirmas dalykas, ką verslam reikėtų daryti, susitvarkyti bazę ir susitvarkyti, kad kliento patirtis website būtų nepaprastai švari, nepaprastai lengva ir nepaprastai aiški. Nes netgi kai ateina pas mus verslai ir sako, norim užsisakyti tarkim, iš mūsų reklamos agentūros Meta Ads, kad leistumėm. Ir Meta Ads veda į e-shopą į pirkimo funkciją. Turbūt iš 10 kokius 3 ir 4 kartus esame atsisakę suteikti tokią paslaugą verslams, nes pasakėm, kad grįžkit tada, kai susitvarkysit savo e-shopą. Mes galim paimti iš verslų pinigus, mes galim nustatyti jums Meta Ads, e-shopas nėra pakankamai dar geras ir švarus ir aiškus ir jūs išleisit daug pinigų ir tiesiog tie pinigai nebus efektyvūs. Nes visi verslai turim ribotą marketingo biudžetą ir mes tikrai, ką susiduriu ar ne, verslai nori ir klausia, kur tuos pinigus dėti. Ar influenceriai, ar Meta Ads, ar turinio kūrimas, ar čia dar kažkoks brandbukas, spalviškumą pridėti, panašių momentų. Pirmiausia, bazė. Ir čia vėl ta dilema atsiranda, kad mes esam pripratę prie savo website'o, jis mums atrodo pakankamai aiškus,
būtinai duokit patestuoti savo websaito mobiliąją versiją bent 10 savo draugų, pažįstamų arba tų, kurie galėtų atvirai pasakyti nuomonę. Kai duodi telefoną į rankas ir, nežinau, tai gali būti kažkokia arbatos arba kėdžių parduotuvė, duodi telefoną į rankas savo bičiuliams ir sakai, vat pasielk websaite taip, kaip įprastai elgtumėsi, pavaikščiok, atlik pirkimo funkciją. Ir mes pamatom tada realiai, kaip žmogus vaikšto, kur sustoja, kur nesustoja, kur neskaito didelio bloko ir panašiai. Nes manau, kad visus sprendimus susijusius su websaitu mes turėtumėm atlikti ir koreguoti. Tie sprendimai turi būti grįsti ne tik mūsų asmeninė nuomonė, įsivaizdavimu, nes tų įsivaizdavimų mes galim turėti ir gali jie būti neteisingi. O dar jeigu verslą sudaro keli žmonės, komandą sudaro keli žmonės, susiduria daug žmonių įsivaizdavimų. Mūsų įsivaizdavimai tikrai nebūtinai yra teisingi. Aš tikiu minimaliu patestavimu nuo 10 žmonių. Tai jau parodys, kur vaikšto, ko skaito, kur neskaito ir kur spaudžia. Ir būtinai, kai testuosit, duokit tiems žmonėms irgi nueiti iki pat pirkimo funkcijos, suvesti savo visus duomenis, pašto kodą ir panašiai, ir pasižiūrėkit, kur stringa. Esu tikrai turėjusi tokių atvejų, kur verslai sakydavo, mūsų e-shopas toks geras, kad viskas ten yra puiku, tačiau prie tų verslų savininkų dar būdavo, kad duodavom komandos nariui telefoną ir jis pabandydavo kažką surasti ir meniu būdavo toks griozdiškas, kad tas ieškotojas nesurasdavo produkto. Tada būdavo tokiu atveju, kad verslo vadovai perdodam telefoną ir jisai irgi savo websaite negali rasti tam tikro momento. Nes mes esam pripratę prie savo websaito. Tai kaip gerinti kliento patirtį? Suprasti realistiškai ir išsirašyti, kokią patirtį pirkėjas turi dabar ir tai padaryti per tas minimalią apklausų bazę. Antras, identifikuoti, kokios patirties klientas trokšta. Kur galima daugiau pridėti call to action mygtukų, kur galima pridėti video, kur galima pridėti, jeigu turit kažkokį produktą laimėjusi apdovanojimą, kur tą apdovanojimą įdėsim ir panašiai. Smulkiausios detalės. Tikrai, labai nuoširdžiai iš patirties galiu pasakyti, kad e-shopų yra tiek daug, gerą e-shopą nuo vidutiniško arba gerą nuo labai gero atskiria smulkiausias detalės ir plonybės. Ir tada, ko klientas nori? Klientas nori iš esmės paprastai būti perkeliamas jūsų websaite nuo vieno veiksmo prie kito ir jisai nori priimti pirkimo sprendimą. Ir visur jis negali būti jūsų websaite tuščių blokų, kur jisai ateina į bloką, tarkim, ateina į bloką apie mus ir jis iš to bloko turi išeiti paspausdamas back ar ne atgal funkciją. Visi blokai, jie turi po to susijungti websaite ir vesti vienas į kitą. Ateini apie mus, turi būti call to action mygtukas, kur spaudi ir patenki ar į pirkimo, ar dar į kitą funkciją. Taip. Ir šita skaidrė man geriausiai turbūt reziumuoja pirmąją tendenciją gera kliento patirtis, nes tai yra tobula ekrano nuotrauka iš e-shopo, kuriame darbau šį rytą. Tai yra užsienio e-shopas, parduodantis rankines. Ir aš naviguodama tame e-shope, galite ir pasižymėti jo pavadinimą, užsirašyti. Aš jaučiausi, kad yra viskas taip aiškiai padaryta, informacijos nėra nei daug, nei per mažai ir viskas yra padaryta ne dėl verslo gražumo, bet viskas padaryta dėl vartotojo patogumo. Nes jeigu aš noriu pirkti rankinę, čia yra ir iš karto, man nereikia klausti dydžio, odos ir aš neturiu svarstyti, ar į tą rankinę tilps mano nešiojamasis kompiuteris. Viskas man čia yra parodyta ir aiškiai sugrumuliuota. Vartotojas nori aiškumo ir paprastumo. Čia mano minėtasis terminas socialinis klausimasis, bet taip, tas socialinis klausimasis. Taip pat, aš kaip ir minėjau, labai teikiu apklausomis. Visai būtų naudinga pasižiūrėti, ko dar norėtų jūsų klientai jūsų e-shope.
Ir galbūt jie tarkim, nežinau, pavyzdys, jūs parduodat kavos pupeles ir jūs parduodat pakuotėmis ir aš perku, tarkim, kartais perku vieną pakuotę, kartais 3 pakuotės nusiperku, kai būna akcija, nes taip lietuviai perka daugiau, didesniais kiekiais, kai būna akcijos, bet gal jūs nepamatėt, kad jūsų vartotojai reikia subscription, tai yra mėnesinės narystės, kad jis kiekvieną mėnesį gautų tas kavos pupeles skirtingų skonių ir dar arba kas 3 mėnesius ir panašiai. Būtinai susirinkit duomenis iš savo klientų per naujienlaiškius, per draugus, per pažįstamus. Ir tuos duomenis rinkit ne kartą į metus, bet bent jau į metus 2 kartus. Ir tai, ko nori klientai, atliepkit. Pavyzdžiui, kitas prekės ženklas, tai yra Skinny Confidential, užsienio populiarus prekės ženklas, labai geras websaitas. Netgi šitas websaitas man dizaino prasme ne taip stipriai patinka, bet tai yra marketinginė prasme puikus websaitas. Vėl pasižymėkit kaip labai labai gero websaito pavyzdį. Visur mes matom call to action mygtukus, produktą mes matom, mes matom produktą su žmogaus veidu, kas automatiškai parduoda, ir mes matom išdidintą produktą, kas, ar ne, irgi abu momentai tikrai gerai parduoda ir čia yra tos nuotraukos kartu padarytos. Taip, call to action mygtukas, didelis šriftas ir taip pat mes matom tą užrašą. Jūs prašėt, todėl mes tai sukūrėm ir pagaminom. Tai tas socialinis klausimasis, įdiekit šitą praktiką į savo verslą. Taip, čia jau sudėtingesnis dar momentas, tokia jau marketinginė skaidrė, ilgai prie jos neužtruksim, bet iš esmės, kai mes segmentuojam savo klientus, įprastai segmentuojam pagal geografiją, Vilnius, Kaunas arba didieji miestai, Lietuva ir panašiai, ir demografiją, amžius, lytis. Tačiau, kai darysit savo klientų segmentavimą, įtraukit elgsenos pokyčius, elgseną, tai pavyzdžiui, kokią socialinę mediją vartoja. Jūsų klientai žiūri labiau televizorių, skaito žurnalus, galbūt klauso radijo, o gal Spotify'aus, o gal vartoja TikToką, o gal LinkedIną, o gal naudoja Instagramą. Kokia yra vartotojo elgsena, apsirašykit, ir kokia yra vartotojo vėl tam tikri psichologiniai momentai, koks yra biudžetas, kas jį motyvuoja, kokios jį emocijos, kokie jo yra įsitikinimai, skausmo taškai ir panašiai. Nes tam pačiam e-shop'e jūs galit, tarkim, vėl pavyzdys, parduodat kėdes. Jūs galit parduoti kėdes, parodydami klientui, kad kėdės pas jūs yra premium segmento, ypatingai brangios. Tada yra tos, kurios yra įprastas kainų vidurkis ir yra kelios kėdės, kur yra už ypatingai mažą kainą. Bet jūs tokiu būdu segmentuosit savo prekes ir atliepsit pirkėjo biudžetą, nes pirkėjas priima sprendimą pagal savo biudžetą. Tai čia tokia šita skaidrė daugiau kaip įvadui, kad kai segmentuosit savo auditoriją, nepamirškit psichologijos ir savo pirkėjo elgsenos. Tada antroji tendencija, ir jinai yra jau išplaukianti iš pirmosios tendencijos, antroji tendencija e-komercijoje yra aiškumas. Visi yra pervargę nuo socialinių tinklų, pervargę nuo sprendimų priėmimo. Turbūt šiais laikais mūsų pirkėjas ir mes patys gyvenam toj stadijoje, kai mes uždarom savo darbo duris ir mūsų darbų sąrašas niekada nebūna baigtinis. Tikrai manau, kad prieš COVID dar Lietuvos, vartotojai tikrai užsidarydavo savo svarbiausius darbus ir nueidavo miegoti ramiai, pasakė, kad mes svarbiausius darbus šiandien atlikom ir padarėm. Po COVID-o greitis labai labai stipriai pasikeitė ir mes visi skubam ir nebespėjam į tą važiuojantį traukinį. Dėl to klientas vis labiau nori aiškumo ir paprastumo, kad websaitas ir jo kelionė būtų nekomplikuota.
tą aiškumą ir paprastumą tobulai yra supratęs ir įvaldęs Apple nuo Steve Jobs, nuo pačių seniausių laikų. Net kai pasižiūrim Apple pačias seniausias reklamas, kai jie dar pristatė savo Apple II, antrąjį asmeninį personalizuotą kompiuterį, mes matom, kad čia nėra vizualiai apkrautų elementų. Mes matom 2 užrašus ir vieną elementą, kuris patraukia dėmesį. Bet turbūt prisimenat, kad Lietuvoje dar prieš 10 metų grafikos dizaineriai, kai darydavo maketus, grafikos dizaineriai pridėdavo labai daug elementų savo žinių išmanimo, juostų, strėlyčių, spalvų, saulyčių, ten visokių nuolaidos ir panašiai. Ir tai dabar nebegalioja. Paprastumas, aiškumas, geras tekstas, stiprus vizualas ir vartotojo dėmesio koncentravimas. Tai yra, kas dabar veikia marketinge. Rekomenduoju irgi atlikti tokį pratimą, pasivaikščioti po jūsų miesto gatves ir pasižiūrėti į lauko stendus. Pamatysite, kad lauko stendų reklamose elementų taip pat nebėra daug. Pavyzdžiui, marketingistams, kai yra daroma užduotis padaryti reklamas, kurios bus lauko standuose, netgi skaičiuojama, kiek pridedi elementų ir vienas tekstas yra vienas elementas, kitoje vietoje tekstas antras elementas, ten kažkur rodyklė trečias ir panašiai. Tai tų elementų turi būti, ne daugiau negu 6, bet dabar būna kokie 3 elementai, kai kur tik tai 2 elementai. Viskas labai labai supaprastėja. Vėl. Apple kreipi dėmesį į produktą ir į užrašą, o ne į elementus. Ir nuo anksčiau iki dabar Apple visiškai įvaldė šitą stilistiką ir puikiai daro. Kartais iš tikrųjų net nereikia eksperimentuoti. Taip, mes matom ir didelį ar ne šriftą ir mes matom 2 call to action mygtukus, arba sužinok daugiau, arba pirk. Ir reziumuojant šitą tendenciją, turbūt mano citata būtų tokia, kad žmonės vis mažiau skaito, bet jie vis daugiau skenuoja. Pasižiūrėkit, kaip klientai nuskenuoja jūsų website. Neskaitykit, bet pažiūrėkit, kaip jį nuskenuoja. Ir be abejonės aiškumą kūrė mažesnis teksto kiekis. Vėl mano rekomendacija. Ten, kur galit savo website, skirkit laiko. Tai yra visiškai nemokama. Jūs tiesiog niekam nemokėsit, ar ne, jokiem marketingistam pinigų, bet jūs susimažinsit website teksto kiekį. Ir tai duos naudos. Nes daug prirašyti nėra tikslas. Geriau tas 1-2 sakiniai, kuriuos klientas tikrai perskaitys. Kai mes pasižiūrim, kaip klientas naviguoja website, mes pamatom, kad jeigu klientas vos pamato 2 pastraipas, 2 pastraipų jau nebeskaito. Greitai tik tai praskrolina. 1-2 sakiniai, 2 sakinius dar perskaito. Ir tai yra ta statistika, ta realybė. Taip, dar keli pavyzdžiai, kur mes matom irgi, kad teksto nėra daug, bet tam tekstas šiuo atveju yra 1 sakinys, bet tam 1 sakiniui skiriama pakankamai daug dėmesio, ištisas website blokas tam yra skiriamas. Ir tada klientas perskaito tą tekstą. Website taip pat aiškumą sukuria aiškus produktų segmentavimas. Kai mes nueinam į website ir kuriame yra daug produktų, mums tie klientas vėl į produktus skenuoja. Jis nežiūri atidžiai ir jis nelygina. Skenuoti produktus jam padeda, kai ant produkto yra užrašyta nauja, gautas papildymas, apdovanojimas gautas, bestselleris,
perkamiausias, top, nuolaida, pasiūlymas, rinkiniui pigiau ir panašiai. Iš tikrųjų, ant nuotraukos uždėti tokie ovalai, jie veikia ir klientas labai ties jais sustoja. Šitą būtinai panaudokit. Tada trečioji tendencija yra šūkiai. Visi rašom website tekstus. Tas tekstas iš tikrųjų turėtų būti attention grabbing arba dėmesį patraukiantis, nes blankus, suniveliuotas, kažkoks formalus tekstas, jis nepatraukia vartotojo dėmesio. Ir geriausia šūkių mokykla, tai turbūt yra JAV, kokie 70-ieji, 74-ieji, 80-ieji ir taip toliau, nes JAV marketingistai puikiai moka kurti šūkius patraukiančius dėmesį. Kad ir turbūt žinomas Wall Street Journal šūkis pinigai kalba, mes tai išverčiam. Arba štai kažkas pardavinėja viskį pavadinimu senelis ir sako, žinoma, tai brangus viskis, bet taip pat brangus ir, ar ne, tas žmogus. Arba vienos geriausių Porsche yra reklamų, kur ar jūsų daktaras nesakė, kad jums reikia gauti šviežio oro. Porsche'as turėjo labai gerą apie 80 kažkelintuosius marketingistų grupę ir vadovėliniai pavyzdžiai, kuriuos galime ir šiandien naudoti. Viena iš tokių reklamų buvo mes finansuosim jūsų vidutinio amžiaus krizę. Tai tokie taglainai šiek tiek aštresni, bet etikos ribose rekomenduočiau į tai investuoti jūsų laiką ir dėmesį. Vėlgi, visa tai, ką aš sakau, yra pirmiausia nemokamos marketingo priemonės. Tik jos reikalauja laiko, kūrybiškumo, mąstymo ir pastangų. Tačiau jos yra lygiai tokios pat svarbios, kaip ir mokamas marketingas. Šiais laikais, ar ne, šūkiai yra tokie svarbus, kad iš karto patraukia kliento dėmesį. Pavyzdžiui, būk tokiu tėvu, kokiu nori būti ir pirk dabar. Geri šūkiai, investuokit laiką į gerus šūkius. Jūsų šūkis arba pirmasis sakinys jūsų website turėtų jūsų būti kaip prekės ženklo pažadas. Ir jis turėtų atliepti 3 segmentus. Pirmasis segmentas tai yra, ko žmonės nori, ką jūs galit pasiūlyti ir ko rinka nesuteikia. Ir tai būtų jūsų prekės ženklo pažadas. Kiekvienoje šitoje skaidrėje mes galim užsibūti dar daugybę minučių ir aptarti smulkiausias detalės, bet mano tikslas yra dabar pristatyti tendencijas, tam tikrus aspektus, kolonas, ir po to tikiuosi, kad jūs susistabdysit, išsisaugosit šitas skaidrės ir iš tikrųjų tai, ką išgirdot, implementuosit, įdieksit. Na ir žinoma, prieinam prie 4-osios tendencijos – geras dizainas. Pagrindinis klausimas, kurį gaunu turbūt apie dizainą, ar dizainas parduoda. Trumpai atsakant, taip, dizainas parduoda. Šiais laikais mūsų vartotojas, mūsų klientas Lietuvos rinkos vartotojas yra pripratęs prie gero dizaino. Jis yra išlepęs, bet ne blogąja prasme. Tiesiog mūsų verslai daro viską labai kokybiškai, daro daug, daro greitai, orientuojasi į vartotoją ir kuria tikrai, ir yra kūrybiški verslai ir verslų vadovai. Ir jie kuria, moka naudotis Canva, kitais įrankiais ir kuria pakankamai gerą dizainą. Tai mūsų dizainas, aš manyčiau, kad yra netgi panašus į Skandinavijos dizainą ir tikrai vartotojui geras dizainas parduoda. Kas yra geras dizainas? Neperkrautas dizainas, kur jūsų produktas matosi, nebūtinai matosi viskas, gali matytis ir detalės, ir didesni šriftai. Kur taip pat rekomenduoju investuoti jūsų laiką ir dėmesį, tai išsirinkti ir nusistatyti, koks bus jūsų prekės ženklo pagrindinis šriftas ir antrasis šriftas, tai yra antraštinis ir paantraštės šriftas. Ir tuos šriftus naudoti visur, naudoti nuo website iki naujienlaiškių, meta ads reklamų ir socialinės medijos. Nes iš tikrųjų pagal šriftą
pagal šrifto dydį, jo išdėliojimą, tam tikri prekių ženklai gali būti atpažįstami. Kas yra blogiausia verslui, tai yra naudoti daug šriftų ir neturėti tų šriftų nusistačius. Pavyzdžiui, šįryt irgi skambino kaip tik vienas mano klientas, jisai nusprendė samdytis viduje marketingo žmogų ir sako, marketingo žmogus man daro socialinę mediją. Ir jis padarė socialinę mediją visai kitokiais, žodžiu, vienas žmogus padaro socialinę mediją vienais šriftais, ateina kitas žmogus pasikeičia, po pusės metų socialinę mediją daro vėl kitų šriftų, trečias žmogus arba jūs pats kaip vadovas daro dar kitų šriftų, jums pasikeičia nuotaika ir nusprendžiat Canvoj, pamatėt labai daug šriftų, dar kažkokį šriftą ir tai yra keiskit šitą. Laikykitės, būkit išsirinkę savo šriftą ir laikykitės to šrifto. Nes tada, kai jūsų šriftas jums atsibos, reiškia, tada klientam tai tik tai pradės įsiminti. Žinoma, su šriftais tie, kurie moka, dizaineriai gali ir žaisti, bet verslam, jeigu jūs esat patys ir dizaineris savo versle, ir verslo vadovas, ar ne, nerekomenduoju labai daug žaisti su šriftais, nes tai gali daryti ir teisingai išmanyti tik tai profesionalūs grafikos dizaineriai. Verslams geriau laikyti šitos sistemos, nebent esat visiškai pro grafikos dizaineris. Taip pat brandbukas ir spalviškumas taip pat yra svarbu. Jeigu ir turit brandbuką naudoti, o ne paslėpti kažkur. Rekomenduočiau šitą tikrai. Nežinau, vėl turbūt įdomu būtų išgirsti, gal po to pereisim į diskusiją pasibaigus skaidrėms. Tikrai būtų įdomu žinoti, ar jūs naudojat brandbuką, ar turit. Pirmas, ar turit, ar kitas, ar naudojat. Nes dažnai verslai turi brandbuką, bet jo nenaudoja. Čia gal problema, gal brandbukas nėra geras arba trūksta įpročio, bet geras brandbukas ir geras spalviškumas iš tikrųjų parduoda. Todėl, kad spalvos veikia pirkėjus emociškai. Ir ypatingai turbūt svarbu, vėl toks patarimas greitas. Jeigu turit, jums nebūtina kaip prekės ženklui turėti 3-4 prekės ženklo spalvas. Kartais prekės ženklui pakanka vienos arba 2 spalvų. Tik tai ta spalva turėtų turėti savo stipresnį ir mažiau stiprų atspalvį. Turbūt geras pavyzdys būtų Telia. Telios beje brandbukas yra viešai prieinamas internete, man rodos, estų marketingo agentūra kūrė. Ir Telios spalva yra violetinė, tik tai ta violetinė yra intensyvesnė arba silpnesnė. Bet iš esmės tai yra viena spalva ir jos skirtingi atspalviai, tik tai stipresni arba mažiau stiprus. Ir tai yra puikus pavyzdys, kaip prekės ženklas gali dominuoti ir vykdyti marketingą su viena spalva. Šitam vizualiai jūs irgi matot, kad prekės ženklas, jis turi vieną spalvą. Ta spalva yra žalia, tik tai ta žalia po to pereina į žalsvai pilką pustonį ir po to dar į lengvesnį pustonį. Tai nėra kaip anksčiau, kad oi, kaip man suderinti prekės ženklą į 4 skirtingas spalvas. Ne, tai irgi po truputėlį keičiasi. Ir tada, užbaigiant šitą tendenciją, mano knygos rekomendacija, lietuviškai dėja jinai nėra išversta, Aesthetic Intelligence, apie tai, kad estetika parduoda ir daugybė tyrimų, daugybė statistikos, kaip estetika parduoda. 5 tendencija, dabar jau likusias tendencijas pabandysiu labai greitai pereiti. Žmonės. Klientai nori matyti žmonės savo website ir socialiniuose tinkluose. Taip, manau, kad netgi verslų įkūrėjai turėtų pasirodyti ir ne tik tai meniu juostoje apie mane, bet ir gerokai plačiau. Ir dabar netgi užsienyje yra tokia tendencija, kad verslų ne tik vadovai, bet ir ne tik tai įkūrėjas, bet ir tam tikro lygio vadovai, jų sutartyse, kontraktuose yra parašyta, kad jūs būsite nufotografuotas tiek ir tiek kartų, kalbėsite konferencijose, nusifilmuosite tiek ir tiek TikToko video, jūs būsit matomas. Parduoti, veidas padeda parduoti verslui, tikrai taip.
asmeninis apsisprendimas, ar tą norit išnaudoti ar ne, bet mano rekomendacija yra tuo pasinaudoti. Taip, žmonės taip pat socialiniuose tinkluose turėtų dominuoti kartu su jūsų produktu. Jeigu jūs vis dar kuriat socialinius tinklus vien su Canva maketais ir Canva maketai dominuoja, tą reikėtų keisti. Žmonės su telefonu nufotografuotas turinys, paprastas, net ne fotografų ir tuoj sekundėlę, užkimau. Net ne fotografų ir videografų nufilmuotas turinys, bet su tuo pačiu telefonu nufilmuotas turinys turėtų dominuoti. Šeštoji tendencija, turbūt jau atsibodus ar ne, jinai tai yra mobilioji versija, bet tvarkinga, ideali mobilioji versija, nes vien tvarkingos, geros, labai geros mobiliosios versijos nebepakanka, jinai turi būti tobula. Ir visi tyrimai rodo, kad jeigu mobilioji versija yra šiek tiek prastesnė negu socialiniai tinklai arba negu parduodamas produktas. Tarkim, nežinau, mugėj pamatai parduodamą produktą, jisai yra geras, arba socialiniuose tinkluose pamatai, jis ir sužavi tas prekės ženklas, bet nueini į mobilioją versiją ir pamatai bent vieną dalyką, kuris klientui užkliūna, iš karto net 66% klientų sako, kad tai sumažina jų nuomonę, pablogina jų nuomonę apie prekės ženklą. Tai mobilioji versija turi būti absoliučiai fantastiška. Ir investuokit savo lėšas į IT žmogų. Čia rasite keletą patarimų, kaip užtikrinti gerą kliento kelionę mobiliojoje versijoje. Bet pereisim apie tai dar daugiau sekančiose tendencijose. Ir 7 tendencija tai yra žinoma aiškus call to action ar mygtukai. Jie turėtų būti matomi, jie turi būti ryškus, dideli, platus ir jų turi būti daug. Įsivaizduokit, jeigu nuėjus į šitą e-shopą, Fora Organic, aš pamatyčiau vien tik tai produktus, aš nebūčiau linkusi spausti ant tų produktų, jeigu nebūtų tam tikro dirgiklio, tai yra call to action mygtukai Shop Now. Ir jie yra dar ypatingai platus, atkreipia dėmesį. Peržiūrėkit savo call to action mygtukus ir skirkit dėmesio jiems. Ir mes matom, kad čia yra pagalvota apie vartotoją, kad tarkim, aš noriu nusipirkti šampūną arba kažką ar ne plaukų priežiūrai ir man meta produktus, bet man nepatogu kiekvieną produktą žiūrėti. Ir kampelyje man yra padėtas call to action mygtukas Shop All. Vėl pagalvota viskas apie kliento patogumą. Call to action mygtukai taip pat išdidėja. Jeigu jūs parduodat savo paslaugą, let's talk, ar ne, tas call to action mygtukas, didelis šriftas. Vieno call to action mygtuko taip pat nebepakanka. Dažnai prekių ženklai naudoja netgi kelis call to action mygtukus, panašiai kaip mes matėm Apple. Čia yra mūsų agentūros websaitas Market Your Visions, kur jūs matot viename pagrindinėme landing page puslapyje netgi 3 call to action mygtukus. Book a call, got a question ir tada dar kartelį book a call mygtukas yra pakartotas. Ir yra su call to action tikrai stebuklingasis mygtukas, jis vadinasi Join the Waiting List. Yra daug įrodyta tyrimų, kad šitas mygtukas paskatina vartotojus užsiregistruoti, palikti savo e-mailą, jie palieka e-mailą ir gauna tada automatinį naujienlaiškį apie tai, kad po 2 dienų pasirodė produktas ir jūs galite jį dabar nusipirkti. Ir tai paskatina konversijas. Jeigu turit produktą, kurį planuojat išleisti, įdėkit pirmiausia Join the Waiting List mygtuką. Patikėkit, vėl neinam detaliau, bet visi tyrimai rodo, kad konversijas tai padidina daugybę sykių. Ir tada turbūt užbaigsiu ties 8 tendenciją, nes matau, kad mūsų laikas tirpsta. Tai yra specialūs pasiūlymai ir nuolaidos. Tikrai tai vis dar galioja ir traukia vartotojų dėmesį. Specialūs pasiūlymai ir nuolaidos, jie gali būti, turbūt žinot, ar ne, marketinge yra terminai upselling ir cross-selling. Upselling tai yra, kai jūs norit parduoti ne vieną kėdę arba ne vieną, nežinau,
užrašų knygelę, bet jūs norit parduoti 2 užrašų knygeles, arba 3, nežinau, kondicionierius, 3 lempas, 3 knygas ir panašiai. Tai duokit nuolaidą, bet duokit nuolaidą nebūtinai vienam produktui, bet perkant 3, nežinau, perkant 3 vazonus, gausit tokią ir tokią nuolaidą. Tada lygiai taip pat išbandykit ne tik tai upsellingą, bet ir cross-sellingą. Perkant, nežinau, užrašų knygelę, tušinuką ir dar gali būti papildomus ten note sticker, gausit tą ir tą nuolaidą. Rinkiniai nuolaidos tikrai patraukia kliento dėmesį. Ir turbūt ties šitą skaidrę ir užbaigsiu, nes noriu duoti jums laiko klausimams ir diskusijai. Ačiū, Sonata. Aš manau, kad būtų žmonės iš tikrųjų taip klausę, bent jau aš tai labai įtemptai klausiau, ištempęs ausis. Bet tikrai labai įdomu, turime tikrai klausimų ir pradėkime tada nuo, taip, anonimas klausia. Jeigu tekstų yra mažai, vien tik paveiksliukai, kaip tada reaguoja paieškos sistemos? Ar jūs websaitą kuriat paieškos sistemom, ar jūs websaitą kuriat klientam? Visiškai 2 skirtingi dalykai. Jeigu norit, kad jūsų websaitą mestų Google gerai paieškos sistemoj, tekstus rašykit ne pagrindinėme puslapyje, bet turėkit skiltį patarimai, kaip naudoti, praktiškai pritaikomi patarimai, receptai su tais maisto papildais ir panašiai, ir ten dėkit tekstus. Tokiu atveju jūs dėdami ten tekstus, surašysit norimus raktažodžius. Tie raktažodžiai, jeigu juos klientas suves, geriau rodys jūs Google paieškos sistemai, bet jūs nesutrukdysit geros kliento patirties. Ir labai dažnai klaidingai verslai galvoja, kad jeigu pagrindinėme puslapyje arba prie produkto pridėsim tas 3 pastraipas, didelį teksto kiekį arba apie mus skiltyje, tai jau mus gerai mes Google. Google algoritmas irgi keičiasi. Ir jeigu yra mažas teksto kiekis, Google neidentifikuoja, jūsų nerodys paieškos sistemui. Tik tai nepamenu, kiek dabar ten žodžių, bet ten buvo tikrai ypatingai didelis teksto kiekis, kad Google jūs identifikuotų ir mestų paieškos sistemui. O jeigu pagrindiniam puslapyje jūs turit tas 2, 3, 4 pastraipas, jūs turit absoliučiai nulinį rezultatą. Jūs nei meta Google, nei kliento patirtis yra gera. Tai nesuplakit šitų dalykų, atskirkit ir naudokit skirtingose, nežinau, websaito vietose. Leisiu savo irgi paklausti, nors yra iš tikrųjų klausimų. Pats iš tikrųjų irgi susiduriu, aišku, dabar jau gal ta tendencija tokia nueinanti, anksčiau būdavo, visi labai norėdavo registracijų. Kokia pačios yra nuomonė apie poreikį? Nes viena vertus, žinoma, yra susirenkami kontaktai, galbūt galima tada susisiekti ar kitiems poreikiams naudoti. Negaliu, tačiau kita vertus, tai yra papildomas žingsnis, tai registracija. Registracija dažniausiai veikia, jeigu yra paslauga, jeigu produktas nelabai veikia. Gerai, įsivaizduokim, jeigu registracija, tarkim, įsivaizduokim atvejį, koks nors terasų montavimas, ar ne? Tokiu atveju websaite yra telefonas, yra užklausos forma, registracijos laukelį palikčiau, nes mes nežinom, kaip vartotojas, kur bus jo preferencija. Ar jisai yra skambintojas, ar jisai yra socialinių tinklų rašytojas ir rašys jums į socialinius tinklus, ar jisai paliks užklausos formą. Bet paslaugoms registracija veikia taip pat gerai, jeigu yra tas call to action mygtukas užsibukinkite laiką kalendoriuje. Nes iš esmės, kur yra problema, kai klientas palieka registracijos laukelį savo e-mailą, sudėtingiausia klientui palikti klausimą. Jis nežino, ką jam rašyti. Tarkim, aš noriu įsigyti, nežinau, duris, lauko, užuolaidas noriu įsigyti. Vien tai, tas tuščias registracijos laukelis, palikit savo klausimą, jis kelia
per daug klientams, nežinau, kad ir kaip juokingai kas skambėtų, įtampos ir jis net nežino, ką į tuščią laukelį rašyti, nusispjauna ir to nedaro. Tačiau jeigu norit užuolaidų, užsirezervuokit 15 minučių susiskambinimą, mes sužinosim jūsų poreikį ir po savaitės pakabinsim užuolaidas. Bet tas aiškumas, tada klientas, jis tik tai užsibukina laiką, spotą ir jam nebereikia rašyti klausimo. Bet vėl, tik ant vieno momento nestatyti, nes mes nežinom vartotojų elgsenos ir geriausia, kad būtų ir telefonas, ir registracija, ir dar papildomas book a call. Taip. Eglė klausia, vėlgi apie teksto kiekį. Rašo, matyt, jis irgi priklauso nuo produkto ir paslaugos tipo. Kokios rekomendacijos apie teksto kiekį ir konkrečiai pamini, kad tai turėtų būti kalbų mokykla? Ar galima sakyti, kad būtent kalbų mokyklai galbūt kažkoks tai kiekis labiau priimtinas? Labai puikus klausimas. Vėl verslai kartais sako, kad jų yra produktas toks sudėtingas ir reikia jį paaiškinti dideliu teksto kiekiu. Apple yra sudėtingas produktas ir Apple paaiškina savo produkciją labai paprastai. Nike irgi gali komunikuoti apie savo produktą. Mes darėm aerodinaminį bato kulną su užpildu, čia jau dabar šneku tiesiog prezimuodama ar ne, bet taip pat Nike'as gali apie savo produktą paaiškinti sudėtingai, bet paaiškina paprastai. Tai mano atsakymas būtų toks. Pagrindiniam landing page puslapyje teksto kiekis neturi būti didelis, maksimaliai iki 2 pastraipų. Idealu, jeigu matot, kad tas tekstas jau turi monolitinį tokį bloką, tada išskirti arba raktinius žodžius, arba tame tekste pabraukti citatą, paboldinti kažkur, pasviruoju, išryškinti. Nes jeigu didelis teksto blokas yra suskaidytas citata, vis tiek klientui yra lengviau skaityti. Tačiau, jeigu jūsų vėl tikrai, ar ne, mokykla ar ne, tai tėvai priima sprendimą skaitydami ir įsigilindami. Tai jūs galite padaryti ne pagrindinėme puslapyje, bet kitose puslapiuose, sužinokit plačiau apie paslaugas, rezervacijos sistemą, kainos ir rekomenduoju tada tuos teksto kiekius paslėpti po klausimo laukelis, paspaudi pliusiuką, išsiskleidžia teksto kiekis. Nes kai vartotojas paspaudžia, tai yra ir interaktyvumas. Jisai mėgsta vartotojai iš tikrųjų, kai darom tyrimus, spausti ant rodyklių, ant visokių pliusiukų. Tikrai tą mėgsta vartotojai. Darykit šitą. Ir vėl, tai daug nekainuoja. Tik tai išradingumo ir laiko. O tu tikriausiai mėgsta visur spausti, lygiai taip pat kaip vaikai. Ir turim klausimą apie vaikus, kaip tik apie vaikams skirtų prekių pardavimą. Mindaugas klausė, į ką dabar reikėtų labiausiai orientuotis, norint parduoti internete. Toks, aišku, platus klausimas, bet pažymi, kad tai yra apie vaikiškas prekes. Taip, jūs konkuruojat su prekybos centrais, nes vėl reikia analizuoti pirkėjų elgseną. Esam šiek tiek dirbę su šituo segmentu ir analizavę, ar ne? Tai pirkėjų tėvų elgsena yra tokia. Jie žaislus perka dažnai prekybos centruose, gimtadienis, nuolaidos, prekybos centrai knygom, žaislam, Lego ir panašiai daro tikrai didelės nuolaidas, prisitraukia ir tėvai gimtadieniams arba prekybos centruose, arba specializuotose, labai didelėse parduotuvėse. Taip pat, jeigu tai yra ypatingai jaunesnio amžiaus vaikų tėvai iki darželinukai, tada jiems dar rūpi edukacija, jie tikrai dar žiūri Montessori lavinimo techniką ir panašiai. Tai turbūt sudėčiau jūsų žaislų vertes, jeigu tai yra medinis, jokio plastiko, rūšiuojamas, lavina tą ir tą, daug ant lavinimo eičiau, bet taip pat, ką aš daryčiau, aš pabandyčiau klientų dėmesį patraukti, vėl attention grabbing padaryti marketingą ir klientų dėmesį patraukti ekspresyviais šūkiais. Tie ekspresyvūs šūkiai būtų tokie. Perki žaislą, arba nupirktas žaislas prekybos centre ir vėl sulūžo,
mūsų nesulūš. Nu, vat per tą kalbėti su savo pirkėju. Nes jeigu jūs norit parduoti produktą, pirmą jūs turit pažiūrėti, kaip elgesi jūsų klientas ir pakeisti jo įpročius arba jo traffic srautą, ar ne? Ir tas kalbėti su juo jūs galite tik tai va taip stipriai patraukdami dėmesį. Net jeigu nustatot meta ads reklamas, nenustatykit paprastų, banalių, tokių suniveliuotų meta ads reklamų, kur geriausias, nežinau, geriausias draugas bus jūsų šitas vaiko meškis, ar ne, geriausias draugas. Šiek tiek banalu, bet eikit, pabandykit šiek tiek pastumti ribą, bet ten, kur dar būti tikrai etikos ribose. Tai geri, vat irgi atsiranda dabar ChatGPT, ar ne? Tikrai rekomenduoju verslam naudoti ChatGPT ir manau, kad ChatGPT pakeis vidutiniškus ir gerus copywriterius arba tekstų rašytojus, bet augs poreikis nuostabių copywriterių ir tekstų rašytojų. Jų visada reikės. Ir tai galės padaryti tik labai labai nedidelis procentas žmonių. Kitas klausimas yra apie brandbuką. Tai dar sekundėlę kilo idėja. Pavyzdžiui, ir vėl nepatiko, ką jūsų Anyta arba močiutė padovanojo vaikui per gimtadienį, perkant iš čia tikrai patiks. Nu, vat, kad galit, nes prisiminiau tyrimą, kur Lego prekės ženklas iš pradžių, kai jisai susikūrė, turėjo didelius pardavimus, pardavimai nuslobo, nes pirko daugiausia mamos. Tada Lego marketingas statė ant tėvų, pirko tėvai, nes pirko laisvalaikį su vaikais, statė ir panašiai, vėl jie sugeneravo lėšas. Tada po kurio laiko vėl nuslobo pardavimai ir Lego vos nebankrutavo, bet tada pakeitė savo marketingą ir suprato, kad jų pirkėjas yra močiutės ir seneliai. Ir jie komunikaciją pradėjo statyti ant to, kad tu vėl nežinai, kokį žaislą išrinkti, tiek daug ten visokių herojų pasirinkimų. Pirk Lego ir dar praleisk laiką, statydamas kokybišką laiką su savo anūku. Atsiprašau, tai toks intarpas dabar apie brandbuką. Užduokit klausimą. Apie brandbuką ar yra kokia nors programėlė, kuri padėtų sukurti apie brandbuką? Nu, čia tikriausiai, kadangi kalbam apie ją, apie kitus dalykus, tai galbūt yra ir tokia. Jeigu yra, tai gal galime pasidaryti. Brandbuką kurti iš tikrųjų yra paprasta, sakyčiau. Turintis intuityvų dizaino pajautimą žmogus gali susikurti vidutinišką arba gerą, kartais net labai gerą brandbuką. Aš parodysiu tai, pasidalinsiu ekranu. Su brandbuku elgiuosi dažnai taip. Pinterest yra tikrai geras idėjų šaltinis. Tarkim, aš susivedu wellness brand ir aš suvedu brand colors arba brandbook. Ir štai man jau atsiranda tam tikros spalvos ir spalvų kodai. Čia mes matom konkrečiai ir spalvų kodus surašytus. Ir tada žiūriu, vat matom, iš karto meta paieškos sistema, spalvų kodai. Vėl. Puikios spalvos, grafikos dizainerių sukurtos. Tai reikia žinoti, kaip tas spalvas derinti. Taip pat yra ta pati Canva. Tuoj sekundėlę. Naudokite Canva, nes Canvoj galima taip, sekundėlę. Nes Canvoj galima įkelti nuotrauką, kuri jums labai patinka ir iš tos nuotraukos gauti spalvos kodą. Canva taip pat galima įkelti spalvos kodą ir pamatyti jo atspalvius. Canva taip pat automatiškai parodo, kurios spalvos jums gali tarpusavėje derėti. Tų įrankių yra pilna. Nes dabar yra didelis poreikis grafikos dizainui ir video. Dėl to verslai visi persiorientuoja į tai ir yra daug programėlių tiek video kūrybai, gamybai, tiek dizainui. Ir tiesiog naudokitės tom programėlėm. Naudokitės programėlėm. Jeigu neranda tokios programėlės, geriau žinoma visą laiką kreiptis į profesionalus. Jeigu tai dizainas, tai dizainerė. Jeigu marketingas, tai į marketingo profesionalus.
Tai va, Vaida, matau, klausia. Rekomenduojama, kad titulinėme būtų vienas produktas. Turiu du, iš kurių vienodai uždirbu. Įdomus klausimas. Kaip elgtis? Ne, tituliniam website, landing page, pagrindiniam puslapyje nebūtinai turi būti vienas produktas. Tikrai ne. Tai Nueitumėt į website irgi pamatytumėt, kad parduoda ir sportbačius vaikam, ir vyram, ir moterim, ir leggings, ir gali ten kepures ir panašiai. taip, Birutė klausia, kokiais kanalais efektyviausia atvesti naujus lankytojus į savo elektroninę parduotuvę? Ar influencerių reikšmingumas yra sumažėjęs elektroninėje komercijoje? O gal priešingai, gal yra išaugęs? Pirmasis kanalas tai yra Meta Ads. Meta Ads yra marketinge cost efficient marketing. Tai reiškia, kad labiausiai galit kontroliuoti kiekvieną, kažkas labai fainą komentarą parašė. Tai reiškia, kad jūs galit kontroliuoti kiekvieną savo išleidžiamą centą. Tikrai pirmiausia, ne influenceriai, pirmiausia Meta Ads. Ir Meta Ads, aš manau, Meta Ads poreikis augs labai labai stipriai. Labai. Tas pats, jeigu anksčiau Meta Ads nustatinėdavo dideli, vidutiniai, dabar smulkus mini verslai irgi nustatinės Meta Ads. Nes davus Meta Ads, nežinau, 50 eurų ar dolerių, galima iš karto jūsų reklama parodoma keliolikai, netgi tūkstančių žmonių, jeigu gerai nustatot, geras vizualas ir iškart srautas į website. Nuomonės formuotojui sumokėsit nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių, kad jūsų ir jo socialiniai medijoje jūsų reklamą pamatys, gerai, 10 tūkstančių žmonių, gerai, daugiau, gali iki 20 tūkstančių žmonių pamatyti, bet jūs sumokėsit, kad 20 tūkstančių žmonių pas influencerį pamatytų jūsų produktą, jūs sumokėsit 1000 eurų. Tačiau Meta Ads sumokėję 1000 eurų, jūs pamatysit, jūs gausit gerokai, jūsų reklama bus parodyta gerokai didesniam kiekiui. O su influenceriais turbūt vėl labai banalu, bet labai labai svarbu atsirinkti gerą influencerį, turėti asmeninį siekti užmegzti asmeninį ryšį su influenceriu ir labai stipriai rekomenduoju naudoti ne didžiuosius influencerius, bet turinio kūrėjus. Gerokai didesnis efektyvumas. Taip, Indrė klausė, truputį ilgesnis klausimas. Prekių ženklas yra kūrimas ir gaminamas Lietuvoje, tačiau orientuotas į tarptautinį augimą. Internetinė parduotuvė prieinama anglų ir lietuvių kalbomis. Šiai dienai didžioji dalis pardavimų, 75%, yra Lietuvoje. Socialiniuose tinkluose komunikuojame anglų kalba. Kokia kalba rekomenduotumėte komunikuoti socialiniuose tinkluose? Reiškia, šiuo metu Lietuva planas yra užsienis ir šiuo metu jau komunikuoja anglų kalba. Šiuo metu Lietuva, bet jūsų tai netenkina ir jūs norit plėstis į užsienio rinką. Jeigu jūs matot, kad Lietuvos rinkoje turėsit tam tikras pardavimų lubas ir vis tiek ar po metų, ar po 2 jūs žvalgysitės į užsienio rinką, tada komunikuokit tikrai, nesiblaškykit, komunikuokit anglų kalbą. Lietuviai, taip, tiesa, angliškai nelabai mėgsta skaityti, website tai angliškai puikiai naviguoja, socialinės medijos tekstų ne taip stipriai skaito, bet dabar ir taip nedaug yra skaitoma, labiau yra žiūrima ir skenuojama. Ir jeigu nori didinti užsienio auditoriją, nustatykit Meta Ads užsienio rinkai, nes vien iš organinio turinio kūrimo neatsiras auditorija. Meta Ads atveda žmonės į jūsų socialinę mediją ir į jūsų website. Taip, kitas irgi toks truputį ilgesnis klausimas. Lyginant su 21-22 metais klientų srautas su to pačiu marketingo biudžetu sumažėjo. 60% čia esminis dalykas. Gal tai normali post-covidinė tendencija. Stebėjome, kad srautas visą laiką koreliuoja su pardavimais. Ar čia normali tokia reklamos brangimo tendencija? Aha,
Pirmas dalykas, ką užfiksavau, jeigu srautas sumažėjo 60% ir daugiau, tai yra didelis sumažėjimas. Iki 30% dar ir tai reikėtų reaguoti, bet iki 30% srauto sumažėjimas dar priėmus tam tikrus veiksmus, dar vis tiek neturės labai didelės įtakos pajamoms, galima suvaldyti ir panašiai. 60% srauto sumažėjimas arba klientų jau indikuoja didesnius pokyčius ir reikėtų išsiaiškinti per apklausas kažkokiu būdu, kodėl tai vyksta. Tikrai reikėtų. Ar konkurentai atsirado stipresni, kur vartotojai, vadinasi, vartotojai pirko pas jūs, bet jie kažkur nuėjo kitur. Reikia išsiaiškinti, kur jie dabar perka ir kur nuėjo ir tą susigrąžinti. Tada taip, marketingo biudžetas kiekvienais metais jis yra visų verslų didinamas, vis brangiau kainuoja, tie patys marketingistai dėja vis brangiau kainuoja visos priemonės ir jeigu jūs taip, vis didėja. Visų verslų, absoliučiai. Taip, gerai, dar paskutinį klausimą. Kokia jūsų nuomonė yra efektyviausias kanalas žinomam prancūziškam kosmetikos prekės ženklui? Aha, žinomas. Žinomas prancūziškas kosmetikos prekės ženklas. Gerai. Meta Ads. Meta Ads. Tada websaitas, naujienlaiškai ir tik po to socialiniai tinklai Instagramas. Nes turbūt irgi verslai yra pastebėję, kad pastaruosius metus Instagramo algoritmas svyruoja, labai keičiasi, bet vis tiek matosi stipriai žemėjanti tendencija. Taip yra todėl, kad Meta Ads, tiksliau Meta ar ne, arba tas pats Instagramas, jis neberodo nemokamo turinio taip daug ir taip dažnai. Jis nori, kad verslai boostintų turinį arba pirktų kitų būdų per Meta Ads mokamą turinį. Ir tas vien ant Instagramo nestatykit savo verslo. Ta galėjo daryti per COVID-ą. 2 metai dar po COVID-o, diversifikuokit. Naudokit, jūsų atveju turbūt naudočiau taip pat community marketing, renginius, reikėtų žiūrėti prekės ženklą, turbūt žurnalai, nelabai, bet naudočiau community marketing, stipriai naudočiau bendruomenę. Dabar aš atsakysiu klausimą, kadangi buvo keli klausimai apie šio webinaro video. Tai video, kaip ir visada, mes praėjus kelioms dienoms, tikriausiai kitos savaitės viduryje, tai įkelsime į YouTube, Paysera profilį, e-commerce talks. Tai tikrai surasite, tačiau noriu šiaip padėkoti labai Sonatai. Sonatą tikrai surasite LinkedIn. Taip, kaip geriausia būtų susisiekti žmonėms, kurie galbūt susidomėjo ir norėtų sužinoti daugiau. Liuks, galiu parodyti keletą sekundėlę, jūs visi dabar matot mano darbalokio nuotrauką. Tai yra keli būdai. Vienas iš būdų galit nueiti į Market Your Visions websaitą ir jeigu jūs turit bet kokį klausimą, jūs galit vėl užsibukinti 15 minučių laiką ir aš visai mielai išgirsčiau apie jūsų verslo situaciją. Taip pat mane galite rasti ir LinkedIn, ir Instagram socialiniuose tinkluose, susivedę Sonata Šulce. Tai paspausiu not share, palaukit. Kažkur pradingo. Sekundėlę, stop sharing. Viskas. Kągi, tai susijunkite LinkedIn ir kitose kanaluose su Sonata. Šios dienos seminarą tada mes baigiame, bet dar kviečiu 1 minutę dėmesio, nes mes tiksliai kažkur 2-3 savaičių bėgyje šiuo metu dar deriname su pranešėjais, turėsime labai aktualią temą apie virtualių kvitų, apie fiskalinių kvitų teikimą
į valstybinės mokesčių inspekcijos į ekosistemą, kas tampa labai labai aktualu nuo 25 metų gegužės 1 dienos. Paysera turės ką pasiūlyti. Turėsime seminarą kartu su valstybinė mokesčių inspekcija. Dalis verslų jau dabar turi teikti pagal reglamentą kvitus pagal tam tikrą naują formatą, o kitiems atsiras šita pareiga, prievalė nuo kitų metų. Tai bus labai aktualus seminaras apie besikeičiantį reguliavimą, tai kas yra aktualu elektroniniams parduotuvėms turinčioms ir fizinius aptarnavimo taškus ypatingai. Dėkoju Sonatai, dėkoju prisijungusiems, uždavusiems klausimus ir tada pasimatysim, tiesiog sekite mus irgi tada socialiniuose tinkluose, o esamiems klientams mes atsiųsime naujienlaiškį su kvietimu į būsimus webinarus. Geros dienos. Savaitgalio. Gimtadienis. Iki.